kaip į kabinetą įkeliami pinigai iš sistemų, ne? Ką turit, Janina, užsiregistravus? Turi Paysera, Changer for You, Perfect Money. Pirmiausia, tai ką reikės, reikia įrodyti kompiuterio ekrano demonstraciją ir įeiti į Payserą. Nes į Payserą galima įeiti ir per kompiuterį. Ir dabar, ką mes darom, einam papildyti instrukcijų. Koks jūsų bankas? Swedbank. Reikės eiti į savo banką ir padaryti pavedimą. Einam dabar, kad būtų mums atversta duomenys. Va šitas, Janina, va šitas va. Dabar reikėtų, Janina, tau reikėtų kasdienės paslaugos ir arba čia apačioje yra naujas pervedimas. Vat ir dabar čia įsivesk iš tenais, nusikopijuok gavėjo pavadinimą ir gavėjo sąskaitą ir čia įsiklijuok. Tai iš tos Payseros? Taip, iš Payseros nukopijuoti gavėjas. Va, Janina Šaltukytė, vardą pavardę tik nukopijuok. Sąskaitą iš tenais. Ir sumą. Rasuolė, nežiūrėjai, kiek šiandien kainuoja pervedimas? Aš manau, kokį 90 užteks. Nežiūrėjau, bet turėtų užtekt. Įvesk 90. Mokėjimo paskirtis. Tiesiog sąskaitos papildymas arba pervedimas. Sąskaitų apžvalga. Dabar pažiūrėk Payseroj, ar pasipildė pinigai. Pasipildė. Na va, viskas. Gerai. Gerai, į Payserą jau papildėm. Dabar reikia per Changer for You. Į šitą galima atjungti? Ne, tegul Paysera būna įjungta, banką atjungti galima. O dokumentai sutvarkyti Changer for You? Ne, bet jinai pasitvirtinusi Payserą, tai čia tiesiog verifikacija bus per Payserą. Gal iš karto, Janina, pasidarom verifikaciją, kad po to nereikėtų. Pirmiausia, padarom lietuvių kalbą. Po pavadinimu yra 3 vėliavos, tai lietuvišką paspausk. Nu va, ir tapatybės nustatymą. Patvirtinti mano tapatybę per Payserą. Šitą? Taip. Truputį į apačią. Nu ir tą paspausk klavišą. Payseros turi telefone? Turiu. Paspausk šitą pirmą, kur yra per mobilę programėlę. Man atrodo, ten start reikėtų padaryti. Per rodiklytę ir start. Ten, man atrodo, kažką tau į telefoną reiks įvest. Ratukas sukasi, reiškia viskas gerai. Viskas patvirtinta. Dabar atsijungti ir dabar bus iš naujo prisijungti. Galima tęsti per Google, šiaip tai labai greitai prijungia. Nu va, tvarkoj. Einam į apačią, pasižiūrim Perfect Money, kas čia palikti ir Paysera nustatyta. Eurai, taip? Payserui eurai. Perfect Money į apačią, imam iš Payseros, pervedam į, bet pervesti į apačioj, pasirinkam Perfect Money eurais. Ne, dar į apačią einam. Dar į apačią. Va, stovi Perfect Money eurais. Viskas tvarkoj, gerai. Ir dabar einam į viršų. Payseroj 90 eurų, taip? Taip. Tada prie Payseros rašom 90 eurų. Pats pirmas viršui. Šitą? Taip. Paspaudžiam, va, kad ir čia, kur tuščia, kur nieko nerašyt. Va, bus 88,77 eurai pasieks Perfect Money sąskaitą. Dabar Perfect Money eurų sąskaitą, žino Janina, ne? Jinai turėtų prisijungti ir nusikopijuoti. Janina, supratau. Atsidaryk naują langą ir prisijungti į Perfectus. Dabar į tavo elektroninį paštą atėjo PIN kodas. Jį susirask ten pačiam vidury, kažkur turėtų būti. Dar truputį žemiau, va, PIN kodas, matau skaičiukais. Va, žiūrėk, dabar čia tavo yra visos 3 sąskaitos, kur yra eurai, tai šitą su skaičiais, šitą sąskaitą nukopijuok. Nematau dar. My accounts ir 3 eilutės.
Matai, E2505, va šitą nukopijuok visą sąskaitą. Ir dabar į Changer for You grįžtam, ne? Taip. Ir kur čia? Einam į apačią. Nu, sakyk tu, Giedrė. Tai kad ne į apačią, ten reikėjo spausti pradėti. Atsiprašau, taip. Viršui reikėjo spausti pradėti. Taip, taip. Į apačią, kad matytume Perfect Money sąskaitą. Taip, dabar vardas pavardė, kur Perfect Money. Dabar pirmiausia tai, kas yra ant pelės, įsiklijuojam. Perfect Money paskyra eurinė sąskaita, įsiklijuojam, taip. Dabar vardas pavardė, taip kaip Perfect Money įrašyta. Prieš tęsti viršui mygtuką yra pateikite savo sakymo tikslą. Įskleisti reikia, va čia paspaust. Į savo sąskaitą pasirinkti, vedamės pinigus į savo sąskaitą. Ir tęsti. Prisijungiam į Payserą. Žiūrim į telefoną. Patvirtinti ir tęsti. Taip, pinigai yra jau pervesti į Perfect Money. Einam į Perfect Money. Viskas tvarkoj, pinigai įkrito, matot? Aha. Gerai. Dabar mes paimam ir pasikeičiam pinigus į dolerius. Dabar gerai, žiūrim mėlynos juostos, 4 mygtukas iš kairės pusės. Šitas abmėn iš O raidės, taip, spaudžiam į apačią. Dabar va čia keičiamės eurus į dolerius, sumą rašom ir spaudžiam mygtuką apačioj. Čia peržiūrėjimas. Į apačią pažiūrim. Pas mus bus $102.79. Ir mėlynai, kur išryškintas mygtukas spaudžiam, pakeisti. Viskas dabar vėl ant šitos rodiklytės galim spaust, taip. Matot, pakeitė. Eurai prapuolė, atsirado doleriai. Viskas tvarkoj. Einam dabar mes į New Millennium kompanijos puslapį, prisijungiam į kabinetą. Rašom loginą, vardą, slaptažodį, autorizaciją. Einam į kartą Millennium kartą. Kairiai pusėje ant tamsaus fono kartą. Visą laiką pasitikrinam. Į apačią tuščia viskas, pinigų nėra. Balansas, geltonas sąskaita 0. Mes pildysim šitą. Einam vėl kartą Millennium, įskleidžiam. Ir nuo pačios antras mygtukas papalnėnė papildymas. Spaudžiam. Taip, ir dabar va čia, kur rašymo eilutė po Eurobit. Įrašom 90. Ir mėlynas mygtukas. Papildyti, papolnyti. Taip, spaudžiam. Ir dabar taip, kur yra memo, nereikia nieko rašyti. Rašom ID, toks koks yra, taip kaip jungiamės į Perfect Money. Čia slaptažodį. Slaptažodį, taip. Dabar žiūrim į skaičius. Ar jie aiškus, kokie yra čia skaičiai parašyti? Aiškus. Tai gerai, tada rašykit. Ir šitas spaust. Taip, šitą. Dabar mes matom, kiek yra sąskaitoj, va čia apačioj, $102.76. Mums reikia amount, kur parašyta 90, mes užprašom. Neverifikuota sąskaita. Dabar žiūrim į viršų, kur yra procentai. Kompanija paims 1,99% nuo sumos, ne? Ir gausis, kad iš sąskaitos išeis $91.79. Na, čia sąskaitoj užtenka tiek pinigų, liks likutis Perfect Money ir spaudžiam Confirm. Ir toliau Continue. Taip, tvarkoj. Einam į New Millennium kabinetą. Taip. Einam kartą Millennium kartą. Ir pasižiūrim apačioj, kas pas mus įvyko. Volia, pinigais New Millennium.